Tai va dabar noriu pristatyti, kad mes ne vieni tam saulės mūšį buvom. Ir turėjom tuos, kurie mus rėmė, kurie buvo mūsų broliai tada ir dabar yra ir tikimės būsim kartu. Lietuviai ir latviai prie Baltijos jūros, jeigu mums Dievas davė būt kartu pagal geografiją, tai būkim ir širdimi. Tai va pristatau brolį Latvį, kuris irgi kažką mums pasakys. Labas vakaras. Nelabai brolis Latvis, bet prijaučiantis broliams Latviams. Džiaugiuosi čia būdamas, pasilgau tokių vakarų, kuomet lietuviai pajunta savo šaknis. Na ir čia mane taip iškilmingai pristatė, aš net nežinau, kaip čia dabar mano ko pradėti. Aš iš karto atsiprašau už balsą, labai iškimau šiandien. Todėl nelabai galiu garsiai kalbėti. Aš jums perskaitysiu du tik tai kūrinius. Rašau, bet dabar nebelabai turiu laiko, todėl pasidalinsiu tuo, ką turiu. Tai pirmas kūrinys vadinasi Post Silentium. Miglainas vartų starpas, starbliuotas izmirkušiem tiegeliem, bezpajumtnieki kāri et maizi. Neskan modinātāja mehānika un jāceļas, tikai barības smarža samitrina acu ābolus. Tu atgriezies mājās, caur miglainam vārtu stārpam, tikko celot kājas, redzi, ka kumosi iestrēga. Tas ir klusums, provocējošs, patvaļīgi rīkoties, apsēsties blakus, un tev nav nekas, ne mājas, ne ģimenes, pat sevis nav, bet viņam esi vajadzīgs. Nav ne maizes, ne sviesta, tikai lai kļūtu vieglāk sev pašam, bez skrupuļiem. Iespraudī vienreizējo biļeti. 43. centrālā stacija. Labai iš tikrųjų liūdnas eilėraštis, tikiuosi, kadangi gerai mokat lietuvių kalbą, pagavot bent keli žodžius apie ką. Šitas eilėraštis yra apie gyvenimo neteisybę. Tai linkiu, kad tokios neteisybės labai mažai sutiktumėte savo gyvenime. Na ir kitas eilėraštis be pavadinimo. Kamēr beidzās lietus un leduskapis kļuva pilnīgi tukšs, apstājās vilcieni tukšu peronu klusā dabā. Bez nosacījumiem ļaujos pliku ielu ēnām, kuras šodien tādas iedvesmojušas, vai varbūt es izaugu. Kamēr uzsils piens un mājas piesātinas ar bērnības smaržu, pa veco dārzu, ka ikviena svētdiena staigā lapsa. Izprūcis meklēju savu vienkāršu un nepieskārto. Tikai viss ir svešs un tukšs, vai varbūt es nobriedu. Gero jums vakaru, ačiū, kad pakvietėte. Tikiuosi, šitą graži tradicija tęsis ir toliau. Būsiu laimingas galėdamas pas jūs apsilankyti. Ačiū.